jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey! Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. All the fields we go. Oho, kokia graži Vilniaus eglė. Gal net už mane gražesnė, nors velnias žino, kaip čia yra. Tai ką, sveiki, Advento, krepšinio ir eglių mėgėjai. Kai matot, eglė papuošta, o Nostra RKL vadovus papuošė vizitas Londone į NBA ofisą, kur Nostra RKL vadovai kartu su kolegomis iš nacionalinės krepšinio lygos susitiko NBA ofise su NBA atstovais ir sėmėsi patirties iš aukščiausio lygio organizacijos. Na, tikiuosi, jeigu aš toliau taip gerai darysiu apžvalgas, gal ir mane kitą kartą pakvies RKL vadovai į NBA ofisą. Na ką, Adventas yra ramybės metas, bet Gargždų komanda ramybės nesuteikia varžovams. Iškovojo 7 pergalę iš eilės. Dabar nukalė ir Birštono, ir Raseinių ekipas. Įdomus šakinis, ar eglė šaką puoš, ar visą eglę, tačiau per Adventą tikriausiai Gargždų vyriausias treneris ašarų tikrai nelies. Kalėdinė atmosfera turbūt užmotyvavo ir Akmenės vyrus, kurie įtikinamai vidutiniškai 18 taškų skirtumų įveikė ir Joniškio, ir Druskininkų komandą. Tikras cirkelis įvyko B divizione, kur susikovė Tornado ir Jonavos komandos. Jonaviškiai nebuvo patyrę nei vieno pralaimėjimo. Na ir komandos atrodo tarpusavį nesusitarė ir rungtynes atvyko vienodais marškinėliai, mėlynos spalvos. Na, įtariu, gal tai buvo kauniečių triukas, kurie laimėjo, išrašė pirmą pralaimėjimą Jonavos komandai. Na, teisėjų vietoje vienos komandos žaidėjams būčiau liepęs nusirengti iki pusės, tai būtų galima lengviau atskirti komandas. Na ir tada gal daugiau dailiosios lyties atstovių ateitų į rungtynes. O ką, mėly žiūrovai, labai noriu, kad komentarų skiltyje pasidalintumėt įspūdžiais, kaip jums sekasi dalyvauti Antalgijos rezultatų spėlionėse. Štai aš praėjusią savaitę atspėjau visų dvikovų rezultatus ir susirinkau šūsnį prizų iš RKL sveikatos partnerio Antalgijos. Netikite? Atvažiuokit pas mane į svečius. Na, adresą kitą kartą pasakysiu. Na ką, šią savaitę tiek. Per Adventą tik neišdykaukit, elkitės gražiai, o aš jau lėksiu pirkti dovanų. Gerai.